Labas rytas! Per 6 laidos teritoriją gyvavimo metus kelionės mūsų kūrybiniai grupiai tapo įprastu, tačiau labai mėgstamų reiškiniu. Ekstremalūs mūsų pomėgių herojai keliauja ir pramogauja ne tik visoje Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Todėl šimtai, o kartais tūkstančiai kilometrų paskui juos garantuoja įdomius pasakojimus. Tad metas pradėti. Kokios grožio bei raumenų proporcijos garantuoja pergalę? Naujos padangų tendencijos pagal vyrus, kas ir kodėl geriau? Kas pasinaudos vieninteliu šansu? Ir kokį didžiausią adrenalino proveržį gali padovanoti dviratis? Laida Teritorija – drąsus pasaulis. Rubrikoje Adrenalino užtaisas ekstremalus desertas iš viso pasaulio. Soul Flyers Free Fly Base taip pavadino savo projektą ir vaizdo filmuką žinomi base meistrai. Profesionalių ekstremalų triukus ore krentant nuo uolos turbūt galėtume pavadinti šokiu ar baletu. Profesionalūs beiseriai griežtai perspėja mėgėjus net nebandyti pakartoti šių triukų. Naujo netradicinio klipo herojai keistoji Ruby Goldberg mašina, kuri išjudino laisvojo bėgimo meistrą Jason Paul. Daugiau nei 4 minučių vaizdo klipe nuobodžiauti neteks. Pirmą kartą Egiptas įtrauktas į pasaulinį jėgos aitvarų čempionato turą. Čia kitais metais vyks vienas iš etapų. Geriausi pasaulio jėgos aitvarų meistrai susirinks viename elegantiškiausių ir moderniausių kurortų prie Raudonosios jūros – Elbūną. Dviračių trialo meistrų 4 kartus Didžiosios Britanijos British Bike Trial čempionas Martin Ashton naujo įspūdingo klipo herojus, kuriame 38 metų vyras demonstruoja fantastišką techniką. Rubrikoje pomėgiai apie tuos, kuriems dviračiai ne tik susisiekimo priemonė, bet ir ekstremalių pojūčių šaltinis. Tikri dviračių sporto entuziastai nemažina apsukų ir rudenį. Tokiu motyvaciniu šūkiu ir kvietimu antro Vilniaus MTB turo etapo organizatoriai viešosios įstaigos Sveikas miestas, bendrovės Sporto miestas ir Kalnų dviračių sporto federacija prie starto linijos subūrė gausų dalyvių būrį. Startas buvo duotas pramogų ir poilsio centre Belmontas. Nuo pat starto varžybų trasa vingiavo gražiausiomis Pavilnių regioninio parko apylinkėmis. Sukviesti žmonės aktyviai judėti nėra sunki užduotis, kalbėjo vienas organizatorių. Siekiant vystyti sveikos visuomenės idėją, propaguoti Vilniaus miesto gyventojų fizinį aktyvumą, skatinti juos dalyvauti sveikatingumo renginiuose, tam tikslui buvo įkurtas projektas Sveikas miestas. Ilgametis įdirbis ir iš tikrųjų žmonės nori sportuoti, žmonėms reikia to ir dabar ypač kažkaip, kada krizės metai ir visi stresuoja ir kažkaip norisi atsipalaiduoti, vienintelis, manau, atsipalaidavimo būdas yra gerai praleisti laiką, gerai pasportuoti arba sveikai praleisti laiką, tai iš tikrųjų žmonėm to norisi ir mums belieka tik tai pakviesti juos į tam tikrus renginius ir jie mielai ateina.
Rengiamos antro Vilniaus MTB turo etapo varžybos tai draugiškų, atvirų ir tolerantiškų dviračių mėgėjų šventė, kurioje sporto komandos ir patys sportiškiausi dviračių miesto piliečiai buvo pasiruošę įveikti net 2 trasos ratus. Rato ilgis siekė 28 km. Buvo ir žirgų ištriptų miško takų ir asfaltuotų gatvių, vieškelių, miško ir lauko takelių, einančių per varžyboms išpjautų dilgėlių miškus. Vilniaus regione aš manau, kad turbūt bus taip. Iš tikrųjų, didelis dėkui Pavilnio regioninio parko direktoriai, kuri sutiko, pagelbėjo čia ją įrengti ir reljefas yra labai įvairus. Dėl to trasa pavyko iš tikrųjų įspūdinga, nes labai daug pakilimų, labai gražus miško keliukai, labai gražus miškai, parkai, dėl to trasa gavosi puikiai. Kalnų dviračiai tai nepažabojama laisvė, naujos galimybės, adrenalino proveržis ir nuolatinės nuotykių paieškos gamtoje. Tad ko reikia tikrai MTB dviračių trasai? Recepto komponentai atrasti jau senai. Kaip čia vieni juokavo, reikia truputėlį purvo, truputėlį žvyro, truputėlį nusileidimų, truputėlį pakilimų, visko turi būti po truputuką ir tada gaunasi viskas bendroji sumoji tobula. Aktyvių entuziastų dėka aktyviai pramogaujančių žmonių sparčiai daugėja. Tai buvo matyti ir antro Vilniaus MTB turo etapo varžybose. Patys važiuojam, todėl varžybų dalyviams galime pasiūlyti gerą pojūčių derinuką, šypsojosi vienas organizatorių. Organizatorių pastangas teigiamai įvertino ir varžybų nugalėtojas. Kaip pavažinėjot šiandien? Ekstrimo gavot, adrenalinas pakilo? Iš tikrųjų, keletas varžybų atkarpų buvo tikrai linksmos, kad ir tas tiltelis paskutinis iš tikrųjų duoda adrenalino, smagu. Siūlyčiau visiems sudalyvauti, nes daug adrenalino. Bet tai čia reikia stiprios motyvacijos, sakot, sudalyvauti, čia sunku. Kodėl? Pažiūrėkit, daug yra norinčių, daug. Čia net dviratis nieko neįtakoja, tiesiog reikia noro turėti šiek tiek. Na, aišku, jūs ten finišavote, o kitas dar tik po paros finišuos. Po paros. Ne, kur tik keletas minučių. Eikti savo, jėgų nebėra. Bandom šypsotis, tik sunkiai gauna. Daugelį kartų iš pro mus pralekiančių varžybų dalyvių girdėjome sunku, tačiau tikslo labai nuvarginti organizatoriai teigia neturėję. Tikslas buvo nenugamuoti dalyvius, iš tikrųjų, tikslas buvo, kad dalyviai praleistų gerai laiką ir aš manau, mes tą pasiekėm, nes oras mūsų naudai, dalyvių kiekis irgi didžiulis, tai buvo smagu. Tai dalyviai, aš manau, gavo ir trasą gerą, ir orą smagų, ir nuotaiką puikiai. Po reklamos matysite, kokios grožio bei raumenų proporcijos garantuoja pergalę. Naujos padangų tendencijos pagal vyrus, kas ir kodėl geriau, ir kas pasinaudos vieninteliu šansu.